Mūsų kultūroje dėja pagrindinis maistas yra vakarienė. Ir kokia yra realybė? Pusryčius dažnai praleidžiam, pietums sumuštinis ar kažkas greito, kava, užkandžiai, o vakarienė jau didelė, kuri patenkina ne tik fiziologinius, bet ir emocinius poreikius. Virškinimo traktas vietoj to, kad ilsėtųsi naktį ir vyktų detoksifikacijos procesai, jisai virškina. Ir tada ryte, aišku, pykina, valgyti nesinori. Mūsų kūne yra cirkadiniai ritmai ir visiems jie yra vienodi. Pagal rytų mediciną tam tikrą valandą tam tikras organas yra aktyviausias mūsų kūne. Tai mūsų virškinimo traktas pradeda busti ir ruoštis maistui nuo maždaug 4 valandos ryto ir jo funkcijos pradeda silpnėti nuo 3 valandos dienos. Tai pagal tai pusryčiai turėtų būti didžiausi, tada pietus ir vakarienė mažiausia, bet pilnavertė. Apie tai byloja senovės išmintis. Pusryčius suvalgyk pats, pietus pasidalink su draugu, o vakarienę atiduok priešui. Šiaip aš nesakau nevalgyti vakarienės, bet ji turėtų būti lengvesnė. Idealiu variantu jos metu neturėtų būti gyvulinės kilmės, bet jeigu jau be jos negalite, tai rinkitės liesesnę mėsą, o ne karką. Jūsų vakarienė turėtų pasibaigti 8 val. Vakaro. Taip gyvendami jūs ne tik gerai miegosite, bet ir norėsite valgyti pusryčius, jausitės energingesni ir žvalesni, bus geresnė sveikata, tvarkysis virškinimo traktas. Atsimenu, kai mokiausi, mano dėstytojas sakė, jūs turite ryte atsikelti ir norėti suvalgyti mamutą. Tai yra sveiko virškinimo požymis. Ir tai gali būti sunku, nes mūsų kultūroje yra kitaip, visas fokusas yra į vakarienę, bet jeigu jūs suprasite, kokios yra organizmo taisyklės, kad jas reikia gerbti ir jūs negalite jų perdaryti pagal save, tada bus lengviau.